Labadiena televizijos žiūrovai. Pavasaris jau džiugina mus pirmaisiais žiedais, ryškėjančia žaloma ir suteikia naujų vilčių. Ypač naujos pradžios tikisi malūno savininkai, apie kurių problemą mes kalbėjome praėjusioje laidoje. Šiandien jie laukia teismo sprendimo ir jeigu jisai bus palankus verslininkams, tai galės pabaigti savo puikius sumanymus, o mes, miesto gyventojai, turėsime naują įdomią poilsio vietą. Noriu priminti, kodėl šiandien dar mes negalime įeiti į gražiai atrestauruotą ir naujais sparnais pasipuošusį malūną. Kodėl jau 2 metai verslininkai bylinėjasi su savivaldybe teisme. Trumpai tariant, verslininkų planai sužlugo, kai buvo priimtas savivaldybėje specialusis planas, kuris labai apribojo verslininkų veiklą jų privačiame sklype. O svarbiausia, kad visa tai buvo padaryta po to, kai verslininkai jau buvo įsigiję sklypą ir suderinę visus paminklosaugos reikalavimus. Panevėžio miesto paminklosaugos vadovas Arūnas Umbrasas teigia, kad savivaldybė yra neteisi. Iš tikrųjų, verslininkai šiuo atveju yra suvaržyti nepagrįstais reikalavimais iš savivaldybės pusės ir dėl to vyksta bylinėjimasis teismuose. Reiškia, buvo iškeltos bent 8 bylos, kurios nėra pasibaigę. Dėka teisinio reguliavimo ypatumų, būtent dėl administracinių sprendimų priėmimo, reiškia, susikūrė tokia situacija, kad savivaldybė, nepaisant tų bylų, sakysim, kurios buvo pradėtos prieš kelis metus, tai pagrindinė byla buvo pradėta dėl to, kad savivaldybė atsisakė išduoti sąlygas projektavimui, reiškia, to statinio kultūros paveldo objekto pritaikymui. Reiškia, toliau buvo priiminėjami sprendimai dėl kultūros paveldo vietovės įteisinimo Panevėžio mieste. Lygiagrečiai buvo pradėtas, kadangi buvo skirtos europinės lėšos ir stengiantis jas įsisavinti, reiškia, nustatytais terminais. Lygiagrečiai buvo pradėtas nepagrįstai, sakyčiau, ir neteisėtai rengti specialusis planas, kur vėlgi tie veiksmai buvo skundžiami teismuose ir nelaukiant teismų sprendimų. Reiškia, Panevėžio miesto savivaldybės taryba tokį planą, kuris net nebuvo suderintas, nes mes daug kartų atsisakėm derinti. Kultūros paveldo departamentas vis tiek buvo patvirtintas ir dabar savivaldybė savo poziciją grindžia tuo, kad, reiškia, jinai gali išduoti sąlygas remiantis teritorijų planavimo dokumentais, o teritorijų planavimo dokumentai, nepaisant to, kad jie priimti pažeidžiant nustatytą tvarką, reiškia, ir sukuria tam tikrus prieštaravimus ir, sakysim, įgalina vykdyti tokius neteisėtus veiksmus. Tai būtent to pasiekoje savivaldybė, reiškia, ir toliau trukdo, sakyčiau, leisti atlikti, reiškia, pritaikymo darbus, o verslas šiuo atveju patiria nuostolius. Tai būtent tokia pozicija yra išdėstyta ir teismuose, ir teisinių požiūrių grinai yra akivaizdus trukdymas, reiškia, verslininkam vystyti, reiškia, savo tą verslą. Iš kitos pusės, reiškia, lygiai taip pat yra trukdymas, sakysim, įgyvendinti tuos paveldosaugos reikalavimus, kurie yra nustatyti įstatymu. Tai susiduriam su tokiu piktnaudžiavimu, reiškia, o kokios jo priežastis, tai manyčiau, kad čia yra ir tam tikros, reiškia, ir politinės problemos. Tai kai kurias iš jų bandė atskleisti dabartinis Seimo narys Povilas Urbšys, kuris, reiškia, bandė įrodyti, kad šitie interesai yra susiję grinai su verslo konkurentų kažkokia įtaka. Tai žinau, kad bendrovė yra pateikusi skundus ir Seimo kontrolieriam, reiškia, ir dėl savivaldybės veiksmų. Tai gautos yra išvados, bent 5, kur yra pripažinta, kad savivaldybė pažeidė teisinį reguliavimą, netinkamai nagrinėjo, reiškia, šitų suinteresuotų asmenų prašymus ir skundus.
Tai visos šitos aplinkybės sudėjusias į vieną vietą aiškiai parodo, reiškia, kad iš tikrųjų kaltininkas yra vienintelis, tai Panevėžio miesto savivaldybė. Tai reiškia, kai baigsis visi teismų procesai, be abejo, tada bus daromas išvados ir matomai, kad ir mes tada turėsim pilną pagrindą taikyti kažkokias sankcijas būtent savivaldybei. Tikiuosi, jūs pritarėte tai minčiai, kad miesto valdžia turi skatinti verslą, o ne jam trukdyti, kaip yra šiuo atveju. Skaitydama laikraštį Sekundė, kuriame buvo aprašyta Malūno istorija, mane nustebino, kad bendrovei Deliuvis buvo iškelta sąlyga. Dabar jau buvusios miesto savivaldybės administracijos direktorės Kristinos Nakutytės. Tiesiog aš jums perskaitysiu. Laikraštyje rašo, kad Nakutytė tikina, esą ir dabar savivaldybė neužkertanti kelio verslininkams. Tačiau valdininkai bus malonus tik tuomet, kaip Deliuvis jiems nusilenks. Aš tikiuosi, kad nebūtų buvusi tokia didelė problema, jeigu miesto savivaldybės taryba nebūtų paskubėjusi priimti specialųjį planą, kuris labai apribojo veiksmus savininkų turinčių žemę prie Malūno. Praėjusioje laidelėje mes rodėme tarybos narius, kurie pagrįstai nepritarė specialiajam planui ir siūlė jį atidėti. Tačiau šie balsai nebuvo išgirsti. Šį kartą mes norime parodyti patį balsavimą, kaip jisai vyko. Posėdis vyko 2 valandas ir kai buvo prieita prie balsavimo, vis dėlto buvo paprašyta pertrauka, pasitarti. Kolegos, baigėsi laikas skirtas, turime prieiti prie balsavimo. Gerai, Vidmantas Baltramėjūnas, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Frakcijos vardu prašau pertraukos ir valdančią daugumą susirinkti merų kabinete, pamąstyti. Gerai, frakcijos vardu prieš pertrauką, prašom. Pertrauka, 10 minučių. Pasitarus, tarybos nariai grįžo prie balsavimo. Tarybos nariai, kadangi jau matau kvorumą, gal galim tęsti? Galim. Posėdį tęsiam. Visi pasisakymai buvo, dabar galim perėti prie balsavimo. Balsuojam. Pirmiausia, dėl atidėjimo. Dėl klausimo atidėjimo. Balsuojam, kolegos. Sprendimui nepritarta. Dabar balsuojam už sprendimo projektą dėl Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos nustatymo bei tvarkymo specialio plano patvirtinimo. Balsuojam, kolegos. Sprendimas priimtas balsų dauguma. Gintaras Šileikis nori paklausti, prašom. Nepaklausti, čia replika po balsavimo, manau. Nebuvo iš karto jūsų. Kaip tai nebuvo, reikia žiūrėti, ponas Žiūrėjau. Reikia žiūrėti, iš karto buvo įteikta. Yra. Ir tas jūsų štai toksai grubus spaudimas tarybos nariams, na jau turbūt peržengia vis sveiko proto ribas. Ir aš manau, kad tai vienas iš gėdingiausių sprendimų šios tarybos, kurį dabar patvirtinot 18 tarybos narių. Aš manau, kad tikrai panevėžiečiai jūsų šį balsavimą labai įsimins ir labai aiškiai tie žmonės bus turbūt, įvertinti. Buvę tarybos nariai, kurie balsavo už sprendimą, užkirtusi kelią verslininkams. Malūną paversti gausiai lankomų komercinės paskirties objektų yra šie. Balsevičius Algis, Baltramėjūnas Vidmantas, Beinortas Julius, Brazauskas Juozas, Brazauskas Martinas, Čeponis Algis, Činga Sigitas, Grebliūnas Maurikijus, Grigaliūnienė Dalia, Kažukauskienė Marija Danutė,
Lukoševičius Kęstutis, Misiūnas Rimgaudas Pranas, Pankevičius Raimondas, Petrauskas Alfonsas, Petukauskienė Kristina, Sankauskas Rimantas, Satkevičius Vitalijus, Urbelis Gintautas. Šiandieninėje laidoje tiek. Ačiū, kad mus žiūrite ir iki kitų susitikimų.